Transliacijos rėmėjas Prostamol Uno. Lietuvos futbolo A lygoje Vilniaus Žalgiris skinasi kelią į aukštesnės turnyro lentelės pozicijas, o šį savaitgalį sostinėje jų ambicijas mėgins pristabdyti Panevėžio futbolininkai. Aukštaitijos komandai šis sezonas klostosi permainingai ir pergalė jiems itin reikalinga. Žiūrėkite rungtynes sekmadienį 18 valandą tiesiogiai per LRT+. Po Seimo pritarimo prezidentas paskyrė socialdemokratę Ingą Ruginienę ministrę pirmininkę. Peticija prezidentui ir eisena iki Seimo rūmų. Vilniuje protestas prieš naują valdančiąją daugumą. Tai yra didžiulė gėda. Ekonomistai pradeda skaičiuoti, kiek milijardų kitąmet įsilies į ekonomiką, kai bus galima atsiimti dalį pinigų iš pensijų fondų. Dažnai reikia drąsos pasakyti ne tai, kas akivaizdu. O pamatyti tai, ko nepastebi kiti, reikia patirties. Nuo rugsėjo vėl pasimatykime LRT forume, kur tiesus klausimai lauks aiškių atsakymų. Sportinės dvasios pilna. Auksinio proto vasaros lyga baigėsi. Va, aš apie tai ir turėjau omeny. Geriausi žaidėjai ir fantastiškas finalas. Oi, ką aš nusišneku, taigi, Jau penktadienį, 21:00 per LRT televiziją. Tai buvo nuostabus, puikus ir visiškai nenuspėjamas finalas. Šiandien knygnešystė tapo madinga vadinti tauriąją kontrabandą. Kodėl pavojingoje veikloje dalyvavo ir damos? O štai profesoriaus Pranciškaus Šivickio gyvenime damoms vietos skirta nedaug. Vis mokslas ir tyrimai. Manote, kad šaudyti iš lanko nedidelis mokslas? Lankas universalus ir ugniai įžiebti, ir žvėrių sumedžioti, ir garsams išgauti. Daiktų istorijos pirmadienį 19:30 per LRT. Gamtos dėsniai. Kai stipresnis suėda silpnesnį, o gražesnis nustelbia netokį gražų. Kai sumanesnis moka įsisukti ir gauti savo dalį pyrago. Tačiau ten, kur įsikiša brakonieriai, gamtos taisyklės sugriūna. Persiūsim gamtos apsaugai, kreipti šiuos brakonierius. Žvėriškos istorijos jau greitai per LRT. Ar tikrai visi tilps? Stebuklas, kad visi tilpom. Šiaip tai vietos dar yra. Naujas sezonas, naujos kelionės. 1000 pasaulio stebuklų, kuriuos aplankysime kartu nuo rudens per LRT televiziją.